Sveiki visi, žiūrite News24/7 LT ir šiandien eilinis siuntinukas. Na, eilinis tai nelabai eilinis. Siuntinukas yra surištas su elektronika, bet čia nėra pati elektronika. Užrašas ant siuntinuko yra Tinol. Tai čia galbūt, net nežinau, kas tai yra iš tiesų yra. Jeigu žinote, parašykite apačioje komentaruose. Keliavo kažkur tai mėnesiuką. Na, kas yra iš tiesų normalu. Žiūrim, ar atkeliavo tai, kas buvo užsakyta. Ir taip atkeliavo du štai tokie dalykai. Taip, tai yra liaudyje vadinamas fliusas arba litavimo pasta, rūgštis, ir tipas yra štai toks Amtecho gaminamas RMA 223. Tai yra pakankamai toks jau tapęs legenda fliusas. Įpakuotas jis būna štai tokiuose švirkštuose specialiuose. Na, jiems be abejo aš nepagalvojau, reikėtų specialių adatyčių, kuriuo aš dėja neturiu, todėl bus nepatogu labai dozuoti iš jo. Štai šitas raudonas išsitraukia ir tiesiog paskui galima spausti ir jisai išsispaudžia. Čia kažkur yra 10 kubų. Na, kaip man tokiam lituotojui, kuris nedažnai lituoja, užteks ilgam. Šiandien dėja nepademonstruosiu pačio jo veikimo. Realiai galbūt tai yra ir ne originalas, negaliu žinoti, nors aišku yra visa informacija ir loto numeris, tai yra kada buvo parduotas iš gamyklos, ta prasme viskas yra, na, bet tai labai lengvai padirbama informacija. Iš kitos pusės aš pirkau jį pagal rekomendaciją žmonių, kurie jau yra pirkę tokius dalykus, taip pat žiūrėjau atsiliepimus ir bent jau pagal charakteristikas jis, jeigu nenusileidžia visiškai, tai bent jau nestipriai nusileidžia tikrajam originalui. Ir kuo šitas fliusas toks labai ypatingas, kodėl jis toksai tapęs legenda netgi. Jisai yra skirtas iš tikrųjų BG litavimui pagrinde. Tai yra lituoti mikroschemoms. Galų gale netgi, tarkim, video plokštės ar motininės plokštės notebooko mikroschema, kada profesionalai lituoja, tai lituoja su panašiais fliusais. Jisai nepalieka jokių žymių, jo nebūtina plauti, jis yra nelaidus elektrai, jis puikiai paskirsto lydmetalį, ta prasme, vienodų sluoksniukų. Na, pagal charakteristikas tai kas labai puikus fliusas, bet jis turi ir didelį minusą. Todėl iš karto perspėjau, jeigu šiaip aplamai naudojant fliusą, litavimo pastą ar litavimo rūgštį, reikalinga ventiliacija ir ilgai dirbant su tokiais chemikatais galite turėti problemų su sveikata, tai su šituo ypač rekomenduojama turėti ištraukimą specialų arba bent jau neutralizuojantį filtriuką. Na, kas tai tokia yra, kas užsiima litavimu, tas žino. Tai yra anglies filtras su ventiliatorium, kuris bent jau neutralizuoja toksinės medžiagas. Priešingai, iš tiesų galite turėti nemažai problemų su sveikata, tai yra labai toksinis daiktas. Kągi, išpakavimui turbūt tiek, aš jį būtinai naudosiu savo projektėliuose, kadangi normalaus kito fliuso aš neturiu, turiu nebent paprastos kanifolijos, kas nelabai visur tinka, nes kanifolija palieka ir dėmes, jie sunku paskui nuplauti yra. Ir turi labai daug priemušių, kas vėlgi litavimą daro nuo tokia švaro. Šitas fliusas švariai labai leidžia lituoti. Na ir iš tiesų tai jis yra pigesnis negu, tarkim, paprasčiausias fliusas pas mus Lietuvoje. Todėl nurodėlis jį apačioje. Laukite video, kuriame iš karto turbūt pratestuosime fliusą, pratestuosime plokšteles, kurias galėtų pamatyti prieš tai buvusiuose video. Na, aš įkelsiu turbūt nuorodas štai ten tai raidelės, kad būtų. Ir spauskit like, dalinkite su draugais, galbūt jie irgi mėgsta lituoti ir jiems reikalingas toks dalykas. Žiūrėkite
news24.lt Instagram paskyrą. Ten dažnai būna visokiausios įdomios informacijos, kurie vėlgi nebūna YouTube, bei žiūrėkite Facebook puslapį. Ten įkeliu ir šiaip įdomių dalykų, kurie į YouTube tikrai nepatenka. O kas nėra dar prenumeravęs kanalo, prenumeruokite, tai yra nemokama. Tai leidžia jums nepraleisti naujų video ir spauskite varpelį prie prenumeravimo mygtuko, kad užsidėt varnelę ir gauti pranešimus elektroniniu paštu, tada tikrai video nepraleisite. Kągi, tiek turbūt šiandien ir iki kito karto. Iki.